Sveiki, visi su jumis Aužams Gan, šiandien žaidžiame Grocery Store simuliatorių. Tai yra tęsim žaisti. Taip, tai toliau žiūrėsim, kai mums seksis statyti parduotuvę. Priminsiu praeitą kartą, kas nematė ar nebuvo. Mes turim dabar jau naują darbuotoją, taip pat turim jau 2 šildytuvus, bei turim dar 2 lentynas. Šiaip prekės papildytos. Dabar lauksime ryto, kadangi mūsų darbuotojas atvažiuoja iš ryto. Tai todėl mes gal tikiuosi palauksim darbuotojo, nes aš pats nežinau, ar norėčiau pradėti vienas. Bet gal ir pradėsim, nes tas darbuotojas bus tik ryte. Pažiūrėsim kelintą. Va, nuo 7 jis dirba pas mus. Tai nežinau, tai. Bet šiaip, aš taip pagalvojau, realiai mes galim ir dar vieną darbuotoją pasisamdyti, kuris dirbs nuo 19 iki 7 ryto. Šiaip realiai gal ir gera idėja. Aš va ir nusipirkau darbuotoją. Taip. Aha. Ir mes dabar dirbsim 2 pamainom, tai yra diena naktis. O mes su jumis kartu eisim, dirbsim va šiandien, va dėliosim prekes ir šiaip užsiimsim daugiau tokiais kitokiais reikalais, negu sėdėti prie kasos. Taip, o aš dar noriu priminti mūsų tikslą šitam žaidime. Ne tik jį, bet ir pagrindinį tikslą - nusipirkti automatinę kasą, ją pasistatyti ir toliau automatizuoti visą procesą. Samdytis daug darbuotojų ir va tokias kasas pirkti. O tam mums reikia net... Palauk, nesuprantu čia kelintas lygis. Net 8. Mums reikia net, kiek suprantu, net 6 lygio, jo. Net 6 lygio reikia, kad turėti kasas. Jo. 6 lygis pas mus kainuos 2000. 6 lygis pas mus kainuos 1500. O mes toliau su jumis taupomės ant 3 lygio, tai 750. Kol kas iš čia mums nieko kaip ir nereikia, mes viską ir turim. Taip, dabar laukim, kol atvažiuos mūsų darbuotojas. Jis nuo 7 iki 19 ir paskui jau nuo 19 iki 7 dirbs kitas darbuotojas. Ir taip gausis, kad mes dirbsim kiaurą parą. Ir šiaip mes galim pervadinti parduotuvę. Domsgun 24 ant 7. O taip pat, kam nesunku, parašykit komentarą, pasiūlykit parduotuvės pavadinimą. Arba, jeigu nelabai kas siūlys, tai ir paliksim tokį pavadinimą Domsgun 24 ant 7. Man jis kažkaip ir visai nieko, gal ir skaičiau, paliksim tokį kokį yra. Aš ir pagalvosiu. Taip, o mes su jumis pažiūrėsim, ką mes čia gero turim. Taip, ko mums čia reikėtų dasipirkti. Miltų, matau, reikėtų dasipirkti. Čia palaukit šitų prekių, einu pasižiūrėsiu, ar turim. Neturim. Kiek suprantu, čia kažkokios kruopos ar ryžiai, kažkas tokio. Miltai, ryžiai. Skalbimo milteliai. Ir galima dar kažkokio alkoholinio gėrimo nusipirkti, kadangi mes pardavinėjom. Taip. Tai gausis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Palaukit, čia ne šitas. Pas mus kruopos, kur tos kruopos? Palaukit, šitą, o kur kruopos? Va, čia šitas jo kruopos, 3. Ir dar kažką, tarkim šitą 3, kiek suprantu. Jo. Taip, atvežė skalbimo miltelius, mes juos sudėliosim dabar su jumis. Taip. Nelabai aišku matos naktis, bet ką padarysi. Taip, o šitie keliaus į sandėlį. Nežinau, kažkas gal norėjo man pasiūlyti nusipirkti sandėlį dar vieną lentyną, bet aš nelabai matau tikslo tam, todėl ir nelabai norėčiau pirkti tos lentynos. Taip, o mums reikia iki 7 greit sukrauti viską. Taip, papildyti iki pilnų lentynų, kad viskas būtų gražiai stabiliai. Taip, čia viskas gerai. Trūks
kelių sausainius užpildysim iki galo, kad viskas būtų užpildyta iki galo. Taip, čionai. Aha, kaip ir viskas gerai. Taip, miltai. Miltų telpa labai daug į lentyną, tai užtat ir tiek visko šiaip daug sakiau, bet mes pusę jau dabar su jumis išdėliosim. Taip, šitas tenai ir šitas tenai. Taip, galima ir sudėlioti realiai gražiai. Taip, čia atskirai ir čia atskirai. Taip, kiek valandų? 5. Dar vienas atvažiuos sunkvežimis. Sukrausim jau paskutinius produktus. Čia matau biškį pieno nėra. Pieno iš vis nėra šito. Galima užsakyti realiai. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai, bei daug ko kito. Užsuk įdoms GUM bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Taip, ką mes turim? Čia 0. Čia turėtų šiai būti. Aha. Taip, šitą turim. Šitą turim. Šitą nelabai jau turim. Taip. Šitų sausainių atrodo turim. Palaukit. Neatsimenu, koks įpakavimas. Taip. Mes neturim tų mėlynų žydrų. Ir dar žydrų reikia užsakyti. Štai šitų. Taip, išleidau labai daug realiai pinigų, bet užtat bus prekės. Taip, lentynos kaip ir matau sudėliotos. Dar liko atvažiuos alkoholiniai gėrimai. Bet ir mūsų, ir mūsų darbuotojas atvažiavo, taip iš karto aš jam duodu check out ir atidarom parduotuvę. Viskas, visi turi dirbti, be jokių pertraukų. Gaunas dabar, aišku, arba jeigu reikės kažką labai staigiai papildyti, tai bus pertraukos, o šiaip dirbs be pertraukų darbuotojai. Ir sunkvežimis atvažiuoja. Taip, gerai, čia jau tada viskas automatizuojas, ten viskas jau dirbs. Taip. Taip. Ir sudėsim čionai. Labai daug jau prisakiau, žinokit. Jau labai jau čia daug gausis. Pusė nereikalinga bus. Taip. Klientų matau eina po truputėlį, kaip ir viskas gerai. Svarbiausia, aišku, kad būtų klientų. Ir dar reikia pasitikrinti kainas. Ar jos liko tokios pačios. Taip, 3 euros 53, 6, 4, 3. Aha, šitą reikia pakeisti į 2 eurus. 3, aha, čia keičiamės su jumis. Nors galima keisti į eurą 75 realiai. Ir čia į eurą 75. Taip, 75 ir čia į eurą 75. Padarysim nuolaidą. Ir čia į eurą 75. Čia gera kaina, čia gera kaina. 75 eurų, 75. 3,20. Jo, viskas gerai. Taip, atvežė mūsų, kiek čia prekių atvežė. Taip, pienas. Taip. Pienas. Jo. Aišku, kas blogai, kad pas mane kompe nerodo, jeigu, pavyzdžiui, aš susidedu savo į lentyną, tai kompe rodo, kad yra produkcija, o jeigu aš, pavyzdžiui, susidėčiau produkciją, pavyzdžiui, sausainių susidėčiau, tarkim, kaip dabar,
sausainius dedu vat ant žemės. Tai man jau neberodo tos produkcijos ir aš tada paskui nežinau, kiek kos yra. O mes dar turim biškai kitaip susidėti, kadangi čia labai negerai sudėta. Taip. Taip, likusi produkcija bus ant viršaus, o dar pilna produkcija bus apačioj. Taip. Aha. Aha. Taip, taip. 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 Aha, čipsai. Tai manau, kad ta lentyna ir nelabai reikalinga yra. Taip, čipsai. Čia pienas. Čia irgi nepilnas. Vat užtat ir, kad paskui būna pusė nepilnų, reikia išnaudoti, paskui nesąmoningai gaunas. Taip, raudonas tegul guli. Ir šitie sausainiai irgi tegul guli. Dar šitą ant viršaus sustatysim. Nu va, ir susidėjo. Taip, ir matau, kad produkcija šiaip greit senka. Greitai perka ją. Galima eit pasidėlioti dar, kol klientų nėra labai daug, kad nesimaišyti. Paskui, kaip jau didesnė parduotuvė bus, tai planuoju pasidaryti daug lentynų ir įdėti lentynas, va tai va iš eilės gražiai, kad nereikėtų čia viską ant žemės laikyti. Ant žemės kažkaip nelabai laikymas tas. Ir tada kompe iš karto viskas matysis, ko reikia. Nes dabar tai ten viskas, va, galiu net parodyti jums. Va, matot, 0, 0, 0, 0, nors iš tikro, va, kiek yra visokių produkcijos, visokios. Taip, ir matau, vėl miltus labai greit išpirko. Čia, nes čia van lentynas jau tuščia. O be to mes jau užsidirbom su jomis 500. Taip. Taip, ir čia matau, galima pasipildyti. Čia liktai pilna. Tai pažiūrėsim, kas šaldytuvo, kokia situacija. Šaldytuve viskas kaip ir gerai. Pieną galima dar pasipildyti. Tos likučius sudėti visus. Kas ten dar? Šitą mėlyną pieną galima dar sudėti. Taip. Mėlynas pienas. Čia dar šviesą galima išjunginėti, įjunginėti. Čia ir nelabai manau, kad to šviesos reikia. Šiaip dar netamsu taip. Taip, o mes sudėsim čia dar prekes. Taip, aš čia kartais net jau maišausiu, žinokit, jau nesuprantu, kur kas sudėta. Taip, 14:30, jis iki 19 valandos dirba, paskui kitas ateina, labai gerai. Taip, galima šitą toliau sudėti dar. Vienas liko. Nu jo, aš tai vat nelabai mėgstu tokių likučių, tiesą pasakius, nes šiaip nelabai. Taip, o matau jų kaip ir prekė, žinokit, senka jos labai, net sakyčiau, į neatsirinką. Šitą labai jau greitai. Nes va, buvo prekė, jau dabar iš vis labai mažai liko. Tai teks vėl užsakinėti tikriausiai. Ojojoj, matau jau kažkokią produkciją išėmė visą. Taip. Čia bus ryžiai ar kas šitokio, ne, čia ne jie. O mes jų ir neturim. Neturim, va. Šių pagalvojau. Taip, kaip ir galim užsakinėti, nes matau, daug ko jau nėra. Taip, čipsų yra. Šito yra. Šiaip realiai galim, ką mes padaryti, galim daryti, va, sakyčiau, va taip, net visko po 3 paimti. Aišku, atvažiuos dabar labai daug sunkvežimių, bet ką padarysim. Matau, jau mes galėjom ir atsinaujinti savo parduotuvę, bet kol kas to neapsimoka daryti, nes
paskui neturėsim ką pardavinėti. Taip. Visos produkcijos po 3. Taip ir išleidom, kiek matau, labai nemažai. Čia dabar reikia susidėlioti. Bet manau, to viskas ir atsipirks mums. Taip, čia jau atvežė pačią pirmąją produkciją, miltus. Aišku, galėjau gal ir daugiau į vieną sunkvežimį prisikrauti, bet kaip yra, taip yra. Jūs aišku dar paklausit, kodėl aš čia dėžės dedu. Šiaip sau realiai, bet ir dar paskui galima dėžės ten perdirbti ir už tai gauti galima papildomus pinigus. Už tai aš kol kas jas čia ir dėlioju, kadangi už tai galima ir pinigus gauti šiaip ir taip, labai gerai. Taip. Aha, susidėliau. Taip, čia produkcija kaip ir yra pagrindinė. Čia matau irgi viską paima. Klientų žiūriu nemažai. Ir toj darbo valandos baigsis jau pas mūsų šitą darbuotoją. Jau 18. Tikriausiai, nežinau, kaip autobusas, ar jis vėliau ar anksčiau atvažiuos. Įdomu tiesiog. Taip, daryk. Taip, milteliai. Milteliai. Ir paskutiniai milteliai. Ir dar pas mus jų liko. Čia miltelių, kiek suprantu, nėra. Taip, kol kas dedam čia. Va ir autobusas atvažiavo. Va ir naujas darbuotojas atvažiavo. Čia moteriškė. Palaukit, laba diena. Eikit prie kasos. Nežinau, ar ši darbuotojas ar darbuotoja. Palaukit, reikia pasižiūrėti. Čia darbuotoja. Malonu. Aišku, nelabai gerai padariau, bet jau kaip yra, taip yra. Taip, čipsų ten pilna. Jo, dabar čipsų tai labai jau daug bus, bet parsiduos. Taip ir taip. O jeigu kokių turit patarimų, tai patarkit, lauksiu visų patarimų. Ir kiek suprantu, dirbsim visą naktį. Pažiūrėsim dar. Taip. O mes toliau su jumis dėliojam prekes savo po truputėlį. Aišku, pažiūrėsiu, ar aš neturiu. Ne, yra va. Po truputėlį dėliojam savo, neskubėdami. Ir tai yra labai gerai, kad, aišku, labai daug klientų irgi nėra labai gerai, kadangi viskas greit įsiperka, viską greit reikia pirkti, paskui pusę nespėja ir prasideda tas lakstymas. Taip, aš dar kainas pasitikrinsiu, gerai, čia irgi viskas gerai matau. Taip, kas čia mums 3 lygio atsirakins dar alkoholis ir dar keli produktai. Paskui 4 atsirakins jau matau visokie produktai bei daržovės. O paskui jau vaisiai pagrindiniai. Jo. O į patį galą kas atsirakins? Tik vanduo į patį galą atsirakins, bet gerai. Taip, jau čia žiūriu sutemo pas mus. Aha, kažko nėra. Nėra konservų. Taip, čia ne tą atvežė, bet sudėsim šitą pirmą. Tiesai dabar konservus dar papildyti. Kažkaip aptemo. Taip.
Taip, taip ir taip. Taip apsipildom konservus, kiek užteks. Taip, o klientai ir naktį. Opa, matau, jau turim 800. Tai ką aš galiu pasakyti, galim. Nors gal į pabaigą atsinaujinsim, kad labai dabar nereikėtų pavargti. Jo, tikriausiai pabaigą, kaip jau baigsim šitą video, jau ir atsinaujinsim. Taip. Taip. Va ir atvažiavo to, ko aš ir laukiau. Matau, jau ten pinigai kaupėsi, kol mes čia dirbam su jumis. Gal jau greitai ir pavyks atidaryti didelę parduotuvę. Nu, aišku, didelios dar ne, aš sakau, pirmą reikia gauti automatinę kasą, kad nereikėtų darbuotojų, va, šitų kasininkų nereikėtų. Nors dar vis tiek, manau, viena kasa visada dirbs. Nu, ne visada, bet kol kas, manau, dirbs ir va tokia va kasa, o paskui jau žiūrėsim. Klientų yra, šaldytuvas tuščias. Gerai, kad aš jį pažiūrėjau. Pieno, matau, jokio nėra. Aha, paskutinė. Čia gaunas, šiandien. Tai pieno pilna, tai labai gerai. Taip, o manau, kaip ir galim uždarinėti parduotuvę. Paskutiniai klientai. Paskutiniai klientai, jau galim ir mes tempą truputėlį susilėtinti. Taip, o ką aš noriu pasakyti? Tai aš noriu visiems padėkoti, kas mane žiūrėjo. Tai šiandien manau tiek. Nors ne, dar, take a break. Taip, dar šiandien manau ne tiek, bet mes dar pamiršom vieną dalyką padaryti su jumis. Store level up. Ok. Taip, tai ką aš norėjau pasakyti. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Damsgan ir iki kito karto. Iki.